tokie truputį kitoks video, klausimai, atsakymai. Paprašiau vienam TikTok'e ir šiaip YouTube'ai prašiau, kad užduotumėt, jeigu kažkas labai smalsu ir domina. Tai aš toksai praėjau pro visus socialinius tinklus, susirinkau keletą klausimų, tai liktais 10 arba 11 ir dabar po vieną eisim ir atsakysim. Kelių metų būdamas pradėjau sportuoti, tai pirmą kartą sporto salėje atsiradau, kai man buvo 15 metų. Tai va. Durnas nešlaik tokia sąmonė. Čia tai vėliakas. Aš taip visakai mokyklai į klausimus, tai paskui 2 metus gaudavau, nes tik vieną sakinį parašydavau. Tai gal tu pasakyk, tipo, va tau buvo 15, kodėl tu nuėjai į tą salę, kodėl tu susigalvojai nuėjai? Gerai. Tai kai buvo 15 metų, kaip aš sugalvojau ten nueit, geriau papasakosiu. Tai, vienu žodžiu, po 8 klasės aš pamačiau nuotraukas. Mes važiavom į Lenkiją, ekskursiją, ir po tos kelionės aš pažiūrėjau savo nuotraukas ir pamačiau, oh shit, aš taip atrodyti negaliu, nes 8 klasėje iš 108 sverti yra no Gucci. Ir tada iškart mama, man reikia į salę ir iškart per vasarą suderino į tą jaunimo kažkokį tai centrą Vilniuje. Ir aš tenais pradėjau eiti pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, kaip į būrelį, tuo pačiu laiku, į tokią mažą salytę su vienu vietiniu treneriu, kuris realiai man tokį pagrindą salėje davė, parodė. Ir aš taip užsikūriau ir tapau priklausomas. Kaip išlikti motyvuotam, kai nesinori sportuoti? Tai realiai visą laiką reikia turėti tiesiog tikslą. Tikslą, kuris jum nuoširdžiai rūpi. Ne tikslas, kurio kažkoks kitas žmogus siekia ir jūs taip pat užsimano daryti. Bet tikslas, kuris jum tiesiog rūpi ir tada viskas. Bet aišku, ta motyvacija kartais nukrenta. Nukrenta kodėl? Todėl, kad kažkas neveikia. Tai jeigu jums kažkas pradeda neveikti, nebematot rezultatų, tada reikia tiesiog daryti pertrauką nuo sporto ir pradėti domėtis dalykais ir žiūrėti, ką galite pakeisti. Nes kas žino, tas žinot, bet kai kažką naujo sugalvojat ir varot į salę daryti naują workoutą ir kai tas workoutas gerai praeina, jūs susimotyvuojat ir tada toksai iš naujo ugnis užsikuria eiti salę. Ar 14 metų paaugliui saugu bandyti priaugti svorį? Nes girdėjęs, kad tipo tam, kas plonas, daug labai valgyti negerai ir tas, kas storesnis, mažai valgyti irgi blogai. Tai taip, perteklinis maistas ir nepakankamas kiekis maisto yra labai blogai, bet aš tiesiog, jeigu norėčiau priaugti svorio, 14 metų, nesvarbu, nors ir 13, 12, aš tiesiog apsiskaičiuosiu savo tą maintenance kalorijų skaičių ir valgyčiau tiesiog 200-300 daugiau ir sekčiau svorį. Jeigu svoris kyla, viskas ok. Čia toksai paprastas atsakymas. Kaip manai, ar yra skirtumas tarp sporto ryte ir sporto vakare? Tai man asmeniškai tai yra labai didelis skirtumas, nes aš visą laiką sportuoju tik vakare, aš savęs neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau sportuoti ryte. Bet koks skirtumas būtent? Tai ryte kūnas neatsibūdęs, kūno temperatūra mažesnė, žymiai didesnė tikimybė traumom. Tikėtina, kad žymiai silpnesnis jautiesi, nes kūnas ne iki galo atsibūdęs, mažiau glikogeno atsargų raumenyse po nakties. Tiesiog labai daug faktorių susideda. O vakare tai tu jau apšilęs, išsijudinęs, atsibūdęs iki galo. Visos dienos metu tu maisto, angliavandenių, glikogeno atsargas papildęs. Tiesiog man, realiai, ryte ir vakare sportuoti yra kaip, legit, kaip diena ir naktis, vat ant tiek skirtumas. Aš savęs neįsivaizduoju ryte, tik vakare, kai nėra žmonių, kai galima normaliai pumpuotis po visų darbų, po visų nesąmonių, išsitaškyti iki galo ir reikia miegoti. Nuo ko pradėti, norint numesti svorį? Ko vengti valgyti? Labai į temą klausimas. Tai nuo ko pradėti, tai reikia tiesiog pirmas žingsnis. Nueiti į internetą ir parašyti Maintenance Calorie Calculator. Tenai susiskaičiuojat pagal savo metus, lytį ir kasdieninį aktyvumą savo kalorijų skaičių, kurį turit valgyti, kad palaikyt kūno svorį.
Ir tada aš nuo to skaičiaus atimčiau kokius 500 kalorijų pradžiui. Tai minus 500 kalorijų. Ir pradėčiau lygiai tiek pat, nei daugiau, nei mažiau valgyti kiekvieną dieną ir stebėčiau kiekvieną dieną, kaip kinta mano kūno svoris. O ko vengti valgyti, tai aišku, šiaip visą laiką reikėtų vengti pagrindę cukraus, reikėtų vengti visokio junk foodo, bet šiaip, jeigu kalba yra ne apie sveikatą, bet tik apie svorio metimą, tai čia yra toksai mokslas termodinamika, žodžiu. Yra toks mokslas, kuris pasako calories in versus calories out. Mums visas tikslas yra tiesiog suvalgyti mažiau, snargliukas bėga, suvalgyti mažiau kalorijų nei sudeginam per dieną. Tai praktiškai galėtumėt valgyti net McDonald's nuo pat ryto iki vakaro, bet svarbiausia tas kiekis, svarbiausia neviršyti kalorijų. Tai va. Tai toks įdomesnis klausimas, reikia paskaityti, nes tikrai tokio neatsiminsiu. Sveikas! Mano stacija šiuo metu yra 2,4 m, 102 kg ir 6 cm. Kiek reiktų kg numesti, kad turėčiau šansų su big booty latinomis? Long day, brother, long day. Kokius papildus vartoji? Tai aš visą laiką naudoju kreatiną, be jokių pertraukų, be nieko. Ir naudoju proteiną. Bet aš proteino negeriu, nes aš per daug didelį apetitą turintis žmogus, kad aš gerčiau kokteilį. Aš mėgstu su proteinu kažką pašefuoti, pabūti šefu, įsikepti sausinukus, blinukus, nežinau, kokius taip savo darbinius proteino batonėlius. Šiaip kalbant apie proteino batonėlius, tai aš labai mėgstu proteino batonėlius. Tai yra irgi šiaip papildus, tai aš visą laiką juos valgydavau. Dabar tai ne, bet kai bulkinu arba šiaip anksčiau, kai nebuvau dar jų atsivalgęs, tai visokius esu išragavęs ir tiesiog proteino batonėliai buvo mano kasdienybė. Ir klausimas, kurio tikriausiai laukia visi. Sveikas, ar tu natural? Labai smagus video, nes tokių kurti. Ačiū labai, ponė, man tai daug reiškia. O ar aš natural? Atsakymas yra look at them quads. Taip, hebra, aš esu tikrai natural as it gets. Ir niekados nieko nebandęs. Dabar nieko nebandau, dar kol kas artimuosiuose planuose nėra tikrai jokių net minčių kažką bandyti. Tikrai įsivaizduoju, kodėl gali šitas klausimas kilti, nes kartais per kažkokius tai camera angles atrodo didelis. Nesakau, kad esu realybėj mažas, bet manie iš tikrųjų nieko nėra nenatural. Nei pečių crazy, nei trapecijų crazy, plus aš nesu shredded, nesu lieknas. Tai žinau, kodėl gali taip galvoti ir ypač TikTok'e daug kas yra bandęs rašyti, kad aš steroidinis, kad aš kažkoks metabolinis, vandeninilis kažkoks ir dar visoks kitoks, kokių ten tų žodžių bebūtų, bet aš tikrai toks nesu ir plus beveik nieko apie steroidus nežinau, tai natural lifter. Klausimas apie baltymus. Kaip padaryti deficitą, kad dienos norma būtų 2000 ir gaučiau tiek baltymų, tiek proteinų? Ačiū už atsakymą. Čia tikriausiai sumaišiu žodžius, nes baltymai ir proteinas tas pats, bet nieko tokio. Tai yra aišku viena labai auksinė taisyklė, kurią vadovaujasi labai daug žmonių. Tai yra 2 gramai baltymų per kilogramą kūno svorio. Ir tuomet visos kitos kalorijos susidaro iš angliavandenių ir riebalų. Tai čia labai paprasta. Kitas atvejis gali tiesiog paimti tos 2000 kalorijų ir procentaliai įsitraukti 30 arba 35%, kad būtų baltymų. Tai čia gautus, tai jeigu 30 tai būtų 600 kalorijų sudarytų baltymai, tai tuos 600 dar reikėtų iš 4 padalinti, nes ir tada gautųsi 105 gramų baltymų, bet čia tikriausiai būtų per mažai. Tai gal 5% galima būtų paimti, tada būtų 7 padalinti iš 4 kažkiek. Bet vienu žodžiu, geriau vadovautis 2 gramai per 1 kilogramą masės. Paskutinis klausimas iš TikTok'o, kuriame filmavau apie kardio darymą. Tai paklausiu žmogus, kiek laiko reiktų eiti, kad būtų efektas, tiesiog taip paprastai. Tai tokio laiko, tokio timestampo tai nėra, bet labai gera praktika, bent jau 20 minučių kardio daryti ir laikyti apie 100 tram, 100 kiam pulsą, kas reiškia, tai yra širdies ritmo 3 zonai buvimas. Tas yra 100 tram, 100 kiam. Tai toje zonoje labai gerai ir efektyviai dega riebalai. Tai jau toks trumpas
Atsakymas, jeigu eini į kalną arba darai kardio, tai tiesiog eik bent 2 minučių ir kad pulsas būtų bent 100 stramų. Ir tikrai bus rezultatai, jeigu bus nuoseklumas. Aš šakelę atsakiau visus klausimus. Tikriausiai tokį video daugiau nebedarysiu, bet vieną kartą reikėjo padaryti dėl kultūros, dėl chebros, nes, visgi buvo tas vienintelis klausimas, į kurį visi norėjo sužinoti atsakymą. Aš jį daviau, dabar gali visi būti ramus ir toliau ramiai kačialintis ir, aišku, laukti kitų video. Bet pirmą laiką paspaust, davai.